visuomenė įsisąmonina, jog skaitantis žmogus yra išsilavinęs žmogus, skaitantis žmogus daugiau žino, daugiau gali, daugiau mato ir plačiau mato pasaulį. Tai todėl ir buvo išleista knyga, apie kurią čia šiandien mes kalbėsime. Štai rodau viršelį jos ir kartu turiu ją su savimi čia studijoje. Ir štai matome, kad tai tikrai solidžios apimties, didelė, stora knyga, labai tokia gražia, šilta, žalia spalva, nupiešta, įspalvinta, kuri tiesiog ir kviečia mus atsiversti ją, pasižiūrėti. Labai gražus Ingos Dagilės viršelis, matome štai vaikai palinkę prie knygos, bet su juo kartu prie knygos sėdi ir suaugęs žmogus. Ir būtent viršelis labai gerai atspindi pačią ir knygos, ir mūsų seminaro idėją, kodėl verta skaityti kartu su vaikais ir aišku, skaityti garsiai. Kuogi tas garsinis skaitymas yra labai svarbus, labai reikalingas. Knygos autorius yra Džimas Trilysas. Štai matote jo gimimo ir mirties datą. Tai yra garsus amerikiečių pedagogas ir rašytojas, taip pat ir tėvas. Ir būtent jis iš savo praktikos ir gyvenimiškos ir profesinės yra pamatęs, koks yra aktualus skaitymas garsiai. Ir todėl šitą skaitymą garsiai jis laiko labai svarbių reikšmingų dalykų. Na, kad knyga labai populiari, rodo ir tai, kad nuo pasirodymo 1979 metais buvo daug kartų išleista įvairiose užsienio valstybėse. Ir Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Kinijoje, kitur. Na, o štai žinoma, leidykla Penguin Books įtraukė per 75 metus geriausių išleistų knygų sąrašą. Šitas leidimas, kuris buvo išverstas į lietuvių kalbą, yra papildytas, peržiūrėtas, atnaujintas Arizonos universiteto profesorė Cindy Georgis, kuri taip pat pritarė Džimo Trilyso mintims ir populiarina skaitymą garsiai. Štai taip atrodo viršelis, iš kurio buvo versta knyga, tai 8 leidimas. Ir matome, kad pats viršelis jau rodo, kad tai yra bestselleris, taigi labai populiari knyga, kurios išleista buvo daugiau nei 1 milijonas egzempliorių. Taigi išties knyga populiari, knyga svarbi ir labai smagu, kad štai vertėja Ieva Venckevičiūtė išvertė ir kad knyga pasiekė mus skaitytojus ir Lietuvoje. Taigi, kaip ta knyga atsirado Lietuvoje? Žinoma, čia būtina pasakyti ir šitokį dalyką. Ir jau turbūt esate ne kartą girdėję apie knygų starto projektą. Taigi, Kultūros ministerijos finansuojama nacionalinė skaitymo skatinimo programa, jau atnaujinta 25-27 metų skaitymo programa, turi ir ankstyvojo skatinimo projektą Knygų startas. Tai štai tas projektas ir išleido šitą knygą, įgalino tai atsitikti, bet aišku, labai svarbu pasakyti ir tai, kad leidinys nėra skirtas komercijai, jūs knygynuose dėja šios knygos nerasite, bet užtat rasite kone visose bibliotekose, tikrai knyga išvežiota yra po visą Lietuvą, 800 egzempliorių pasklido ir tiems, kas dirba su vaikais, tikrai gali rasti nesunkiai šitą knygą įvairiose bibliotekose. O kai bus suderinti autorinių teisių reikalai, mes tikimės, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka paskelbs savo svetainėje ir visą knygos versiją PDF formatu ir galėsime ją visi dar plačiau prieiti. Taigi, pereikime prie pačios knygos problematikos, apie ką šita knyga. Ir ne veltui aš čia įdėjau tokią skaidrę, kuri atspindi knygų marias, jūrą, vandenyną, kuri mus supa.
Labai įspūdingas, štai matote, dailininko darbas, užtvanka iš knygų. Ir šalia tos knygų užtvankos vienišas žalias fotelis apšviestas, kuriame turi sėdėti skaitytojas. Mes labai mėgstame skaityti knygas vienumoje, suaugęs žmogus sau skaito, žinoma, vienas pats. Bet šiandien mes kalbėsime apie kitokį skaitymo būdą ir kelią. Štai Mažųjų erdvė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų literatūros centre ir siūlo atkreipti dėmesį jums į du krėslus. Vienas štai didelis fotelis suaugusiam žmogui, bet šalia jo yra mažas foteliukas, kuriame gali prisėsti mažas vaikas ir klausytis skaitomo teksto. Tegul tai bus mūsų pokalbio metafora, kad štai šalia kiekvienas turi savo lempą, kad apšviestas būtų skaitymo žiūrėjimo laukas ir štai susėdę kartu su suaugusioju, kas jis bebūtų. Ar mama, ar tėtis, ar senelis, ar brolis ir sesuo, ar globėjas, ar pagaliau vyresnis draugas, ar dar kas nors gali atsisėsti šalia. Džimas Prilizas savo knygoje cituoja vieną labai gražią tokią frazę Afrikoje mėgstamą, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo. Ir tai yra labai gili tiesa. Niekada vienas žmogus negali užauginti vaiko, reikia socialinės aplinkos, reikia daugiau žmonių aplinkui ir tie, kas sėdi šalia vaiko ir skaito jam knygą, žinoma, ne tik tėvai, ne tik jie, bet ir kuo daugiau vaikas girdi klausomo teksto, kuo daugiau šalia prisėda, šalia vaiko su knyga, tuo vaikui yra geriau. Knygą sudaro dvi pagrindinės dalis. Ir štai šiandien mes pereisime per tas abi dalis. Pirmoji dalis, ją būtų galima taip pavadinti teorinė dalis, kur yra pateikiama Trilizo samprata, kas yra skaitimas garsiai, įžvalgos, jo patarimai, kaip gali būti praktiškai tai taikoma. Ir visa tai yra patikrinta ilgametę profesinę autoriaus patirtimi ir apskritai autorius naudojosi, rėmėsi daugelio mokslininkų tyrimais, mokslininkų ir praktikų tyrimais, daugybė interviu ir pats daręs ir kitų interviu skaitęs. Taigi, žodžiu, tai nėra šiaip knyga, bet knyga, kuri yra paremta labai plačiais tyrimais ir ilgametę praktiką. Na, kuriosgi tos knygos būtų svarbios pedagogams, bibliotekininkams, na ir žinoma tėvams, kurie žinoma yra arčiausiai vaiko ir jiems informacija, kuri pateikiama yra Trilizo knygoje, gali būti svarbi. Labai paprasta mintis ir mums ko gero mes žinome jau, visi žinome, kad skaityti reikia daug ir garsiai skaityti. Ir atrodo, kad mums tai jau žinoma, girdėta, bet daug kas ir toje knygoje, kai jūs skaitysite, arba šiandien mes kalbėsime, jau bus tarsi girdėta, bet ko gero ne kartą pagalvosite, na kodėl aš apie tai nepagalvojau anksčiau. Svarbiausia, net kad nepradėtų, ne tik pradėti skaityti, bet Trilizas pasako labai vieną svarbų paprastą dalyką – nenustoti skaityti vaikams ir su vaikais, nors jie atrodo jau ir paaugo arba užaugo. Mums atrodo kartais, na, dar iki mokyklinukui, pradinukui reikia skaityti, na, maždaug ties ta riba, 4 klase jau ir sustoja tėvų darbas, atrodo, kad čia vyresniam vaikui jau beskaitysi garsiai, tegul jis pats paskaito ir vaikas neturi ir to pavyzdžio ar neturi galimybės klausyti skaitomo teksto, jeigu jam yra neskaitoma. Tai viena tokių pamatinių idėjų šitos knygos ne tik pradėti skaityti, o pradėti mes žinome jau, ar ne, ir knygos nuo 0 iki 3 metų ir taip toliau. Pradėti kuo anksčiau, niekada nėra per anksti, bet svarbiausia nenustoti tai daryti. Ir tai turi žinoti ir tėvai,
ir pedagogai. Ir štai kalbėsime būtent apie tai. Skaitimas garsiai yra tai, kas yra labai pigu ir labai paprasta. Tai, kas yra visiškai atrodo elementaru, galbūt todėl tai ir užmirštama. Štai autorius sako, skaitimas garsiai yra svarbesnis nei pratybų knygos, namų darbai, knygų atsiskaitimai ir atmintinės. Vienas pigiausių, paprasčiausių ir seniausių mokymo metodų pasirodė esąs geresnė priemonė nei bet kokia kita veikla namie ar klasėje. Taigi, genialu tai, kas paprasta. Ir į tai reikia tikrai labai įsiklausyti. Ir iš tai nusikelia į šiuolaikinę mokyklą ir mato mokytoją, matome, kad tos pačios problemos tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje, tiek ir plačiau matyt, kad mokytojas paskendęs tarp įvairių metodikų, būdų, kaip čia skaityti, dažnai pamiršta, o kaip sako Trilizas, nebeturi laiko taikyti šį elementarų būdą. Tiesiog reikia skaityti gerą literatūros tekstą taip, kad klasė nuščiuvusi klausytų ir norėtų dar ir dar. Ir kaip sako Trilizas, nebūtų jokios klaidos mokytojui skaityti knygą net visą pamoką. Jeigu matai, kad klasė tyliai klausosi, jiems taip įdomu, kodėl čia nutraukti ir kažkokį čia dabar daryti pratimą, ne, tęskime skaityti knygą, tegul vaikas nugrimzda, būna panardinamas į skaitimo, į tekstą, per balsą, per žodį, per intonaciją. Ir būtent pastebi autorius, kad dėl reikalavimų nuolat testuoti mokinius, kartais keliskart per mokslo metus, ruoštis egzaminui, kažko reikia atsisakyti. Ir va būtent daugeliu atveju atsisakoma mokytojo garsiai skaitančio mokiniams. Ir tai yra didžiulė klaida, reikia prie to pamatinio, paprasčiausio ir nuo seno taikyto ir žinomo būdo sugrįžti ir mokytojui, kaip ir kitiems pedagogams, ir darželyje, žinoma, ir mokykloje, ar kažkokia ugdymo institucija, stovykloje vadovas gali skaityti vaikams. Ir tai gali daryti didžiulį įspūdį. Taigi, paprastas, pigus, labai senas, elementarus dalykas, kurio reikėtų nepamiršti. Kodėl dabar tas skaitimas negali būti nuo jo, na kaip sakyti, jis galėtų būti išbraukiamas iš mūsų gyvenimo? Na todėl, kad knygose žodžių yra daugiau nei kasdieniuose pokalbiuose. Ir štai tyrimai rodo, kad vaikų gyvenimą keičia ne žaislai namuose, o žodžiai jų galvose. Ne daiktai, ne aplinka turtingesnė ar kuklesnė. Vaiką labiausiai lavina, plečia jo mąstymą, pasaulio matymą. Būtent knygos, kuriuose tie visi pasauliai ir slepiasi. Ir štai sako autorius, paveikslėlių knygelėse teksto atrodo, kad yra visai nedaug. Bet iš esmės juose yra daugiau retų žodžių nei tėvų ir vaiko pokalbyje. Nes iš ties mes kalbamės 2, 3, 4 tūkstančiai pagrindinių žodžių ir mes kasdien prie stalo ar kažkur susėdę su vaiku kalbamės elementariai, paprastai ir vartojame tuos pačius bendrosios leksikos žodžius. Na, o gera žodinga paveikslėlių knyga, ar juo labiau romanas, ar apysaka, ar apsakymas, turtina vaiko kalbą daug efektyviau nei pokalbis. Na, jis, kaip ir sakiau, tas panardinimo metodas, jis paskęsta knygos tekste ir štai kiekvienas autorius, kuris yra klasikas, kuris rašo stilingai, jo žodynas labai turtingas, vaiką tiesiog pripildo kaip indą tų žodžių. Ir tegul iš karto tas vaikas ne kiekvieną žodį gal ir supranta, bet palaipsniui, ilgainiui, arba klausydamasis kelintą karto teksto, jis tuos dalykus puikiausiai supras. Kitas dalykas, ką pamirštame, o neturėtume, kad skaitimas drauge su vaiku ar paaugliu stiprina šeimos narių ryšius, bendrystę. Skaitimo mes nepriimkime kaip, darbo. Va dabar paskaitysiu vaikui, o dabar jau eisiu kažką rimto daryti. Skaitimas vaikui, tai yra skaitimas drauge. Ir yra gyvenimas, bendravimas, kalbėjimas su vaiku, buvimas kartu. Tai ir yra laikas su vaiku.
laikas su vaiku. Ir štai pasiremia įvairiomis patirtimis autorius. Štai pasakojama Klaros Leki patirtis. Jis skaitė savo 3 sūnums nuo gimimo, iki kol jie baigė vidurinę mokyklą. Čia, kur sakiau, nesustokite skaityti. Berniukams paaugus knygos dažnai paskatindavo diskutuoti apie įvairias, kartais keblias situacijas. Net jei mums patiems aprašoma problema nekildavo, skaitoma knyga paskatindavo pasikalbėti tą sudėtingą temą. Ir kitaip tariant, jeigu ne ta ar kita knyga, galbūt su vaiku mes niekada nebūtume apie tai pasikalbėję, apie kažkokį sudėtingą reiškinį. Matysime vėliau knygas, kurios rekomenduojamos, kurios leidžia kalbėtis apie viską. Taigi jie gali kalbėtis apie gyvenimą, remdamiesi veikėjų patirtimi, ir tai yra ne mokymas ar ne kažkoks, bet tai yra pokalbis su vaiku apie viską, apie gyvenimą. Taigi būtent tai yra nepertraukiamas kokybiškas laikas, būtinas santykiams kurti. Tai knygos skaitymas drauge ir yra gyvenimas su vaiku drauge, buvimas su juo kartu. Tėvams tai labai svarbu žinoti, seneliams, visam tam kaimui, kuris augina vaiką. Taigi, skaitykime, būkime kartu su vaiku, sako Trelysas. Na ir štai mes matome labai gražią nuotrauką, kuriomis yra kaip tik šita knyga iliustruota. Visos čia beveik nuotraukos, kurios yra panaudotos skaidrėse, yra būtent iš šitos knygos. Ir štai matome, kaip žinomas vaikų literatūros tyrinėtojams, jums nereikia pristatinėti, Kęstutis Urba skaito savo anūkams. O kągi jis skaito, įsižiūrėkime į šitą nuotrauką, Paddingtono istorijas. Na taip sutapo, kad šiemet rašytojui Maiklui Bondui sueina 100 metų ir taip netyčia atsitiko, tiesiog noriu dar ir pasakyti tą pačią progą, kad jubiliejus ir štai pasirinkę geras knygas skaitome savo anūkams ar vaikams ar krikštavaikiams ir taip toliau. Čia tas ratas, kaip sakiau, turėtų būti kuo platesnis. Dar vienas paliudijimas, kad jums neatrodytų keista, kad galima skaityti paaugliams ir kad tikrai taip yra daroma ir kad taip reikia daryti. Štai gavau iš savo kolegės, vaikų literatūros centro darbuotojos ir rašytojos, žinomas, Astos Plechavičiūtės. Štai kaip jį pasakoja, liudija kitaip tariant. Giedrius Plechavičius ne kasdien, o tada, kai pavyksta visus sugaudyti, garsiai skaito savo 3, 14, 11 ir 10 metų anūkams Ernsto Gombričo knygą Pasaulio istorija jautam skaitytojui. Tam paprastai skiriama visa valanda. Jaunimas klauso puikiai. Giedrius skaito po skyrių, visi tuo pačiu aptaria, aiškinasi, tikslinasi. Kartais prisėda ir kiti šeimos nariai paklausyti. Sutapimas ar ne, bet vieną testą mokykloje šią skaitybą jau padėjo puikiai išlaikyti. O štai Dilytės Heladė šviesa yra skaitoma savaitgaliais vakare, visiems 3 jau sugulus, todėl ne kiekvienas sulaukia skyriaus pabaigos neužmigęs. Ir tai beje nieko blogo, mes apie tai dar kalbėsime, nebūtinai vaikas turi išsitempęs klausyti teksto ir gali ir užmigti, kodėlgi ne, bet tai, ką jis išgirdo, arba ką išgirdo viena ausim atrodo, arba tarsi ir atrodo nelabai atidžiai klausosi, vis tiek tai pasiekia vaiką vienu ar kitu būdu ir turtina jo pasaulį. Taigi štai seneliai gali skaityti ir 14-mečiui, ir vyresniam vaikui, jeigu yra tradicija, tai yra tikrai labai graži tradicija, kurią labai rekomenduoja ir knyga šita, ir mes rekomenduojame skaitymo specialistai tikrai taikyti. Pabandyti, jeigu dar nebandėte, visiškai pabandyti. Nes vienas dalykas yra pačiam skaityti knygą, o kitas dalykas klausytis. Ir yra jau tekę ne iš vieno girdėti, kad kai kuriems mokiniams, pavyzdžiui, vaikams, maloniau yra net klausytis, o neskaityti pačiam. Todėl dabar labai populiarėja audio knygos. Ir tai yra fenomenas, kurį dar reikėtų analizuoti, bet į tai atkreipkime dėmesį. Klausytis yra tiesiog labai malonu. Gero kokybiško skaitymo klausytis malonu. Na ir skaitytojas ir klausytojas. Žinoma, kad mes apibendrintai sakome skaitytojas, bet iš tiesų, kol vaikas mažas, jis yra klausytojas. Ir autorius štai sako, kad klasės mokytojas turėtų garsiai skaityti kokybišką literatūrą, kurios kalba turtingesnė, o ne tik tokius tekstus, kurių visi žodžiai būtų iš bendrosios leksikos.
Tai yra, nebijokime sudėtingų žodžių, nebijokime sunkių tekstų, aišku, ne pernelyg sunkių, čia reikėtų irgi matyti tas sveiko proto ribas, bet jokių būdų neieškokime kažkokio sukramtyto teksto, labai paprastučio. Ir beje, ši nuostata galioja ne tik vyresniesiems mokiniams, bet ir šešiamečiams. Štai jis akcentuoja labai svarbų dalyką, apie kurį mes pamirštame kartais, kad labai skiriasi gebėjimai skaityti ir klausytis. Todėl, pavyzdžiui, Amerikoje ant mažesniems skirtų knygų nurodoma skaitau pats. Tai reiškia, kad ta knyga bus paprastutė, daug paprastesnė negu tos, kurios gali imti štai senelis, mokytojas, darželio mokytojas ir skaityti vaikams. Vadinasi, tas pats vaikas gali klausytis kur kas sudėtingesnių tekstų, negu kad pats skaityti. Tai čia yra skirtis tarp skaitytojo ir klausytojo. Ir klausytojas yra kur kas labiau patyręs negu skaitytojas. Ir štai čia įdėjau porą knygų palyginimų. Štai Danguolės Kondrotienės skiemenavimui skirta knyga, mokyti skaityti dar tik Meškos batai. Meškos batai. Aišku, kad čia bus paprastučiai tekstai, kuriuos vaikas tiesiog treniruojasi, mokosi dar skaityti. Na, o štai šalia gali tas pats vaikas klausytis, labai gražios knygos, Sepulvedos, matome pasaką, literatūrinę pasaką apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti. Tai ir filosofinė knyga, ir labai meniška knygos, ir gražių labai įspūdingų žodžių joje esama. Bet pats jis, aišku, tos knygos neįveiktų dar. Štai kuo skiriasi klausytojas ir skaitytojas. Taigi autorius sako, pasitikėkime mažaisiais skaitytojais, tai yra klausytojais. Ir jis labai taip vaizdingai pasako su humoru, ir tai tikrai yra dar viena puiki šitos knygos ypatybė, kad autorius kalba labai paprastai, suprantamai, kartais su humoru. Štai jis sako, jei jūsų namuose ar klasėje yra pradedantis skaitytojas, 5, 6 ar 7 metų vaikas, ir jūs jam skaitote puiku, ir toliau skaitykite. Bet jei jūs vis dar garsiai skaitote daktaro Seuso knygą su ribotų žodynų, pavyzdžiui, Katinas skrybėlėje, čia tokį pavyzdį jis duoda, rodote nepagarbą 6-mečio smegenims. 6 metų vaikas yra pradedantis skaitytojas, todėl jis skaitydamas atpažįsta ribotą skaičių žodžių. Tačiau toks vaikas nėra pradedantis klausytojas. Juk klausosi jau 6 metus, vadinasi, yra klausytojas veteranas. Taigi, parinkdami, pirkdami knygas, duodami vaikui pačiam skaityti, ar parinkdami knygą jam skaityti, jau kad jūs pats skaitysite, ar klasėje skaitysite, tai žinoma, reikia į tą aplinkybę labai atsižvelgti ir vaiko ribas, galimybės, pasaulius vis labiau ir labiau plėsti. Šitoje skaidrėje jūs nustebins galbūt portretas Opros Winfrey, garsios amerikietės, televizijos žvaigždės, įžymybės, surenkančios milijonus žiūrovų prie televizijos ekranų. Kodėlgi pats Trilizas pasiremia jos patirtimi ir ją kaip pavyzdį duoda? Kai jis klausia, kas sudomina klausytis. Klausytis skaitomo teksto, susidomėti knyga, kaip padaryti poveikį, kad vaikas imtų ir pradėtų skaityti. Štai jis kokį atsakymą duoda. Pasirinkusi knygą, Opra išeidavo prieš 22 milijonų žiūrovų auditoriją ir gyvai, entuziastingai bei nuoširdžiai apie ją kalbėdavo. Jokių rašymų užduočių, testų ar kvailų skaidrių, tik senamadiškas entuziazmas. Taigi išeiti ir kalbėti iš širdies, nuoširdžiai. Todėl Trilizas patarė, čia yra dar tokia patarimų skiltis, trumpų patarimų, kuris sako, nesirinkite skaityti knygos, kurios jūs pats nemėgstate, arba jums jinai yra neįdomi. Tas, kuris kalba apie knygą, turi būti tą knygą susidomėjęs, ją mylėti ir norėti perteikti kitam žmogui. Tai va čia labai svarbi aplinkybė. Kai vaikas mato, kad tėvas, mama ar mokytojas ar kuris kitas yra tikrai susidomėjęs ir pats tą knygą vertina šitą autorių ir nori jam perteikti šitą meilę, tai to nesuvaidinsi, tai yra persiduoda. Ir gali tu skaityti ar prasčiau, ar geriau, bet entuziazmas tas labiausiai įtikina. Žodžiu, to nesumeluosi, nuoširdumas ir yra įtaiga, ir ji padeda sudominti knygomis.
Todėl autorius sako, kad mes žmonės esame žodžio padermė ir kalbos įtaiga mums su nieko nepalyginama. Todėl kalbėtis apie literatūrą yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir todėl man regis netgi ir testai įvairios mokytojai ten visokiausi, kaip sakiau, tie malūnėliai sukasi per pamoką ir kartais mes literatūros kūrinį paverčiame tokiu analizės laukų, kur reikia kažką ten, na, tai tokia metodika atrodo yra, bet gyvas žodis labiausiai paskatins skaityti knygą. Žodžiu, ne tos ekvilibristikos kartais labai sudėtingos, bet paprastas, įtaigus žodis apie knygą. Čia dar yra dėl skaidrių pasakyta, ar ne, ir mes dabar ironiškai žiūrime dabar skaidrės. Taip, jos turi savo vietą, bet kartais skaidrės irgi yra, na, tokią meškos paslaugą atlieka, jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie literatūros kūrinį. Žodžiu, jos negalima suscheminti. Kai kalbame apie grožinį kūrinį, negalime nusileisti iki to skaidrių, sakyčiau, lygio. Čia turi būti gyvo žodžio, gyva tokia įtaiga, jie turėtų remtis tas, kuris kalba apie knygą. Kalbu apie grožinę, nemokslinę knygą. Kokių auksinių patarimų autorius duoda? Na, pavyzdžiui, kaip skaityti specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Štai, pavyzdžiui, vienas jų tų patarimų. Skaitimo garsiai tikslas – suteikti vaikui malonę patirtį. Ir tai nebūtinai reiškia, kad jis turi tyliai sėdėti šalia kamputyje. Ši taisyklė galioja ne tik minėto atveju. Ir dar vienas senas ir geras patarimas tėvams, kad galiausiai tu gali vaiką pritraukti savo pavyzdžiu. Cituoju, neliepkite vaikui eiti skaityti 15 minučių, kai patys žiūrite televizorių. Va čia yra mūsų kasdienė klaida, ko gero. Ir štai mato vaikai, tėvai mieliau žiūri televizorių, įlindę į ekraną, kodėl aš čia turiu skaityti. Taigi gerai, kai vaikai ir tėvai skaito knygas tuo pačiu metu. Kada jau vyresni vaikai, tarkime, štai tėvai skaito ir aš skaitau. Ir kai tai yra natūrali namų aplinka, žinoma, kad tai vaiką veikia. Jeigu vaikai mato skaitančius tėvus, jie pamažu natūraliai persiims tokia veikla ir patys jau savarankiškai skaitys namie. Nors visiškai netrukdo kaitalioti ir skaitome greta vieni šalia kitų, ar skaitome kartu, pasikalbėdami apie knygą, keldami įvairius klausimus, diskutuodami ir taip toliau. Dar labai dažnai ir tėvų klausia, žodžiu, kodėl vaikai nori skaityti vis tas pačias knygas. Ir Trilizas tiesiog pasako, kad pasižiūrėkite ir patys į save, suaugusieji. Juk ir mes, suaugusieji, turime kartais prisiminti, kas buvo anksčiau, arba gerą patikusią knygą mėgstame pavartyti dar kartą, ar žiūrėti tą patį filmą, kaip jis sako. Tada suprantame, kiek daug subtilybių mums nepavyko suprasti pirmą kartą. Todėl mažam vaikui reikia laiko suvokti vieną ar kitą situaciją, personažą ir būtent autorius sako, kad vaikams iki 2 metų geriau skaityti mažiau knygučių daug kartų, nei imti vis kitą knygą. Taigi, jeigu vaikas vis prašo tos pačios knygos, tai yra normalu, taip labai dažnai būna ir vaikas tiesiog įsimena ir žodžius, ir situacijas, geriau supranta personažus, arba yra dalykas kažkoks, kuris labai jį jaudina. Jeigu knyga, pavyzdžiui, apie baimės potyrius, tai kodėl ta baimė vienaip ar kitaip, kaip jį išreikšta knygoje. Kitaip tariant, viskas normalu, jeigu vaikas prašo skaityti dar kartą tą pačią knygą. Ir dar vienas toks patarimas, jau ir girdėtas, ir dar kartą šitoje knygoje akcentuojamas, kad knygų namie turi būti pasklidę visur, kad tai turi būti natūrali aplinka, o mažas vaikas tos knygos turi būti padėtos akių lygyje, pasiekiamos, kad bet kada jis galėtų pasimti norimą knygutę, ją pasklaidyti, kad tų knygų turi būti kuo įvairesnių žanrų, įvairesnio turinio požiūrių, eiliuotų ir neeiliuotų, na, apie tas knygų tipus, rūšis mes dar kalbėsime. Taigi, tos knygos turi būti natūrali aplinka.
natūrali žmogaus aplinka. Lygiai tas pats galioja ir mokyklai. Knygų turi būti klasėje ir ir biblioteka, mokyklos biblioteka turi vaidinti kur kas didesnį vaidmenį, negu ji vaidina dabar. Manau, kad mokyklų bibliotekos dar turi sulaukti savo renesanso arba įvertinimo ir supratimo, kad tai tikrai nėra knygų uždavimo vieta arba vadovėlių sandėliavimo vieta, kad tai turi būti kultūros židinys tam tikras mokykloje. Manau, kad tai neišvengiamai turėsime pasiekti, kad kiekviena mokykla turėtų savo normalią, rimtai veikiančią biblioteką su savo kultūrinė misija. Žinoma, čia mes per trumpą laiką negalėsime apžvelgti visos knygos detaliai, nes tai yra beveik 400 puslapių. Ir todėl pati knyga yra su daugybė įvairių temų ir potemių, skaitymo garsiai etapai. Čia tiesiog pristatau, apie ką jūs rasite medžiagos. Ilgalaikis tylusis skaitymas ir skaitymas savo malonumui, apie skaitmeninę žiniasklaidą. Ir visur kalbam apie tą skaitymo garsiai svarbą. Ir labai svarbi net ir pati paprasčiausia ta skaitymo priežastis, kurią štai paliudija mokytoja Nancy Johnson. Pacituosiu šią mintį: skaitydama garsiai suteikiu mokiniams galimybę sulėtinti gyvenimą, atidėti į šalį tai, kas vyksta už klasės ribų, sugrįžti į save ir atsiduoti šiai pasakojimo dovanai. Tiesiog malonu yra klausyti skaitomo teksto. Ir čia yra įvairių galimybių, žinoma, yra ir vakaro pasakos įrašytos per LRT mediatekoje. Galime rasti daugybę variantų, kur skaitoma profesionaliai įrašytas tekstas. Ar dar yra ir iš seniau likusių vinilo plokštelių su aktorių skaitytais eilėraščiais. Anksčiau dar buvo ir vidurnakčio lyrika, nežinau, ar ta laida iki dabar yra išlikusi, kur profesionaliai skaitomi tekstai. Bet nebūtinai, žinoma, čia kiekvienas žmogus gali skaityti tekstą ir bandyti jį perteikti. Nes tai yra malonu. Klausyti skaitomo teksto yra malonu ir Trilizė savo knygoje tą nuolat akcentuoja. Ir žinoma, čia jis dalyja į dvi dalis. Vadinasi, vienas dalykas skaityti garsiai, tiesiog vaikas klausosi, bet nepamirškime, kad skaitimo metu vaikas gali ko nori perklausti. Arba ir tu pats gali klausti, o kaip tu galvoji, o kas čia atsitiko. Iš skaitymo pereiti į pokalbį ir grįžti vėl atgal į skaitymą. Lygiai tą patį gali daryti mokytojai mokykloje. Tas komentuojamasis skaitimas, mes jau žinome šitą metodą, bet primiršti tie dalykai yra. Kai skaitome ir kartu aiškinamės kūrinį, jį suprantame. Tai yra, žodžiu, laiko aukoti, net ir pamokos laiko aukoti, nelaikykime to auka, bet tai yra labai naudingas metodas, būdas. Ir štai vėl matome vieną iliustraciją iš šitos knygos. Tose pačiose štai foteliuose sėdė jau mama su vaiku ir matome, kad kuriamas emocinis ryšys. Tai ramus, jaukus, saugus laikas, kurį praleidžiate tik dviese, ar su visa šeima galima. Balsas suteikia knygai gyvumo, o vaikui artumo jausmą. Net ir tas fizinis kontaktas, bet to žinokime, turėkime galvoje, kad balsas tai yra fizinė žmogaus raiška. Vibruoja ir pats kūnas, mes esame arti atsisėdę, kvėpavimas, ta šiluma, saugumas. Tai yra labai svarbu tiek 1 metų vaikui, tiek pradinukui, po sunkios, pavyzdžiui, dienos mokykloje, arba prieš užmiegant, jeigu tai yra ritualas, labai taip pat Trilizos sveikinamas. Puiku pajusti tą artumą, šilumą vienas kito, tai labai svarbu yra. O antroji knygos dalis, ir labai svarbi šitos knygos dalis, yra rekomenduojamų skaityti garsiai knygų rinkinys su trumpomis parinktųjų knygų anotacijom. Amerikiečių, žinoma, knyga kitaip atrodo, todėl kad čia yra toje dalyje pateikiami amerikiečių, anglų kalba esamos vaikų ir paauglių literatūros sąrašas. Knygos, kurios itin tinka skaityti vaikams garsiai ir kartu skaityti garsiai ir diskutuoti apie problemas esančias toje knygoje. Tai mes, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų literatūros centras, jo specialistai, dirbome su šita knyga ir adaptavome, sukūrėme naują
visiškai naują rekomenduojamų skaityti garsiai knygų sąrašą su anotacijomis. Čia yra knygos, kurios išleistos lietuviškai Lietuvos leidyklose, maždaug visos nuo 2000 metų, taigi šio amžiaus knygos. Tai yra ir pasaulinės vaikų ir paauglių literatūros knygos, tiksliau jų vertimai lietuvių kalba, bet žinoma labai didžiulę dalį sudaro vertingi lietuvių rašytojų kūriniai. Pabrėžti noriu vertingi lietuvių rašytojų kūriniai. Ir matome, tas rinkinys, tos rekomendacijos čia tęsiasi nuo 201 iki, matome, 318 puslapio, o gale yra rodiklė, pagal kurią labai lengva atrasti norimą autorių ir skaityti jo būtent knygas. Taigi tai yra irgi atliktas didžiulis darbas, jau adaptuojant knygą, nes teorinė dalis yra išversta, o šita dalis yra jau autorinis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų mūsų štai darbas. Ir yra iš viso 7 sąrašo poskyriai. Tos knygos yra suskirstytos va štai šitaip, pagal knygos ankstyvajam skaitimui, eiliuotos knygos ankstyvajam skaitimui, paveikslėlių knygos, populiarios knygų serijos, vaikų ir paauglių knygos, negrožinės knygos ir poezija. Tokios skirstymo laikosi ir originalas, tai yra Trilizo knyga, bet turinys juose yra kitas. Na, čia iš karto reikia pasakyti, kad žinoma, mes laikėme savo tokią pareigą būtinai įdėti tas knygas, kurios jau buvo originale, tai yra angliškoje knygoje. Todėl pažiūrėjome, kad yra iš viso išversta 17 knygų, iš anglų kalbos į lietuvių kalbą jau turėjome. Tai visos šitos knygos, matome, tai yra klasika ir Keitės Di Camillo Jei ne Vinis Diksis ir Patterson Katrinos Tiltas į Terabitiją ir taip toliau. Tos knygos čia yra, visos tos knygos yra, nes jas siūlo ir amerikiečių autorius Trilizas. Taigi, kokios tos knygos galime pasižiūrėti? Čia, žinoma, yra tos visos knygos, kurios minimos mūsų tame sąraše. Na ir pagrindinis reikalavimas, kaip sakiau, yra meninė kokybė šitų knygų, originalumas. Ir štai matome, ir žinoma, čia yra tame sąraše jau ir lietuvių, ir užsienio autoriai iš eilės surašyti. Beje, mes pasiėmėme ir knygų išdėstymo būdą, jis čia toks įdomus yra, pagal knygos pavadinimo pirmąją raidę. Ne pagal autorių sudėtą, bet pagal pavadinimo pirmąją raidę. Na ir čia štai matome, ir tai yra visai naujos, ką tik išleistos knygos, o kitos jau ir gerokai seniau išleistos, atsivertę jūs puikiai matysite. Štai ir šiemetinė visai nauja knyga Nados Kovaliovos Slėpynės, kartoninė žaislinė knygutė, kuri labai žaisminga, paprastutė, ankstyvasis skaitymas apie kiškučius, kurie štai žaidžia slėpynių. Visai elementari knyga, bet būtent vartant šitą kartoninę knygą, tėvams ar darželio mokytojams reikia bendrauti, kalbėti su vaiku, žaisti ir pačiam duoti vartyti, bet žinoma ir kalbėti, tarti tuos žodžius, kurie ten yra parašyti. O ta prasme kartais yra labai paprastutė. Džiaugsmas, kaip štai knygas Slėpynės, apie tiesiog džiaugsmą, kaip malonu žaisti slėpynių. Labai alkanas vikšrelis arba pirštinė, štai Mariaus Zavackio, lietuvių autoriaus knyga Pirštinė, arba štai Eriko Karlo, labai alkanas vikšrelis, jau labai pamėgtos skaitytojų knygos, tikrai išbandytos. Jos turi ir tam tikrą didaktinę tokią mintį, bet tos didaktikos vėlgi nebijokime, nes tai vaikas augantis yra žmogus ir tos didaktikos jam labai reikia. Švelnios, meniškai tartos į tekstą. Taigi knygos ankstyvajam skaitimui, jų nemažas kiekis, galima pasirinkti ir taikyti. Kitos yra eiliuotos knygos ankstyvajam skaitimui. Jūs matysite, kad eiliuotos knygos yra atskirai išskirtos ir yra poezijos dar skyrius, todėl kad eiliavimas, rimavimas, fonetinis skambesys, skaitant garsiai savaime yra labai reikšmingas. Štai matome Daivos Čepauskaitės knyga Kaip Grikis berniuką augino, būtent čia apversta aukštyn kojom šuniukas, Grikis augina berniuką. Jaučiame situaciją tokią nonsensišką, žaismingą ir su vaiku galima kartu ir pasijuokti, pasidžiaugti. Na, o kai kada galime ir padainuoti. Labai populiari yra knyga Du gaideliai, net
čia yra ne vienas, o 2 leidimai įdėti mūsų knygoje, bet išėjo visiškai nauja šiemet ir Tado Kosciuškos iliustracijos istorinės, išleista knyga 2 gaideliai. O čia štai matome, dar yra ir su garsiniu interaktyvos, galima paspausti ir išgirsti, ar štai Aistės Smilgevičiūtės dainuotas lopšines, tai irgi yra va, tas skambesys, dainavimas irgi yra dalis to garsinio skaitimo ir tikrai vaikai labai patys mėgsta savarankiškai spaudinėti jau po to, bet pradžia, aišku, turėtų būti su tėvais arba su mokytojais, parodant, kaip tą džiaugsmą patirti iš tokios knygos. Žinoma, labai svarbi yra dalis paveikslėlių knygos, kuri, ir čia iš karto noriu pasakyti, kad paveikslėlių knygų čia tikrai nemažai mes pateikėme ir kad paveikslėlių knygos jau keičia savo turinį, paskirtį. Mes jau turbūt žinome, kad jos yra ne tik mažiems vaikams, bet ir suaugusiems žmonėms gali būti skirtos paveikslėlių knygos. Tai aišku, susiję ir su tuo, kad vizualumas vis labiau dominuoja ir vis svarbesnis darosi apskritai literatūroje, ne tik literatūroje. Ir čia štai yra kelios knygos, kurios yra puikios. Štai pirmos 2 net tarpusavį temiškai susijusios. Nuostabi knyga Elbricho Antis, mirtis ir tulpė, apie mirties fenomeną, labai paprastai papasakota vaikui, suprantamai, o juk apie sunkes temas irgi reikia kalbėtis ir ypač tokią knygą skaitant, suaugusiojo buvimas šalia, pakomentavimas, pamatymas vaiko emocinio to tokio lauko, ką jis jaučia, yra labai svarbus. Lygiai taip pat ir katinas, kuris myli, globoja tulpę ir gailisi, kad štai jį turi numirti, žūti rudenį. Irgi lietuvių autorės Evelinos Daciūtės iliustruota Aušros Kudilaitės knyga. Tai irgi, bet tos knygos yra ir apdovanotos, ir nominuotos, dauguma jų. Kitaip tariant, iš tikrųjų knygų kokybei skiriame labai didelį dėmesį. Na ir čia šalia dar įdėjau vieną iš tų knygų, yra tokių ir daugiau šitose sąrašuose, Lorenzo Pauli ir Katrin Scherer knyga Biblioteka, apie lapę, kuri beprotiškai mėgsta skaityti, yra knygų žiurkė savotiška. Ir kodėl šitą knygą įdėjau? Su vaikais labai svarbu skaityti apie knygas, apie tai, kaip malonu skaityti knygas. Ir yra nemažai tokių knygų, mano toks straipsnis yra apie tokias knygas, kur tiesiog knygos yra reklamuojamas pats knygų skaitimas, džiaugiasi, vaikas štai gali džiaugtis personažu, kuris yra pamišęs dėl knygų skaitimo. Tai va štai tokių knygų yra ir tokias knygas tikrai, tokių knygų nevenkime, mes vaikams pristatykime. Kita dalis yra populiarios knygų serijos. Tai štai matome, kad čia irgi įdėta tų knygų serijų ir užsieninių, kurios išverstos į lietuvių kalbą, ir lietuvių autorių serijos. Mažiukams labai tiks Vytauto V. Landsbergio Pūkio pasakos apie vėl lapiuką, kuris patiria visokiausių nuotykių, puikūs tekstai. Iš dalies yra ir didaktiniai tekstai, bet, kaip sakiau, jau nebijokime tos didaktikos. Ir vartant knygas, jau yra 18-19 maždaug tos serijos knygų išėjusių, tikrai jos yra įdomios, vertingos ir serijos yra svarbios tuo, kad vaikas atpažįsta personažą. Jis, kadangi jau įsimyli personažą ir nori sužinoti, kas jam atsitiko toliau, todėl skaityti vis kitą knygą, kitą istoriją yra labai lengva, nes vaikas tokios knygos norės. Jis prisiriša prie personažo. Na ir štai mes matome čia ir Sveno Nordkvisto puikaus švedų dailininko ir rašytojo viena iš istorijų apie Petsoną ir Findusą, metai su Petsonu ir Findusu. Dabar tų knygų yra irgi išėję jau nemažai ir tai yra knygos, kurias gali tyrinėti valandas, nes piešinys smulkus ir ten yra daugybė detalių ir tu kiekvieną kartą vis kitaip pamatai tą pačią iliustraciją. Žodžiu, tai yra knyga, kur suaugęs žmogus kartu su vaiku gali tyrinėti, atidžiai skaityti ir mokytis to dėmesingumo, dėmesio sutelkimo, nes būtent
knygų klausymasis labai ugdo dėmesingumą vaikų, dėmesio sutelkimą. Vienas dalykas išbūti ar ne 2-mečių vaikui knygutę kokią nors, kad ir nedidukę išbūti, kol jį perskaitoma. O ir suaugusio jau paauglys taip pat turi sėdėti, laukti, kol pasibaigs knyga. Tai yra tiesiog kantrybės ugdymas, dėmesingumo sutelkimas. Na, o štai šitos iliustracijos tą dėmesį būtent labai ugdo. Na ir jau mano minėtos Paddingtono istorijos, kurios irgi yra puikiai išverstos ir tikrai mūsų rekomenduojamos skaityti. Pati gausiausia dalis, žinoma, yra vaikų ir paauglių knygos. Kodėl čia yra gausiausia? Todėl, kad matote, vienos yra mažesniam skaitytojui skirtos knygos, vaikams, ir paaugliams vėl kitos. Ir aš čia tiesiog į 2 skaidres sudėjau tą visą medžiagą. Na, štai čia vaikų, šiuo atveju šitoje skaidrėje yra vaikams skirtos knygos. Tai yra amžinoji klasikoje jau Natali Bebit, Amžinieji takiai, kuri yra ir filosofinė knyga vaikams, svarstanti apie gyvenimo amžinai klausimą. Ar norėtumėte gyventi amžinai? Kas atsitiktų, jeigu liktume visi numirto, mes liktume vieni ir turėtume gyventi visai kitokiame pasaulyje. Žodžiu, knygos, kurios skatina su jaunesniuoju, su vaiku jau 10 metų, 12 metų mąstyti apie tokius rimtus dalykus. Arba tikrai nepaprastai stebinanti, įdomi Kristinos Nöstlinger Ateina šuo. Knyga apie šunį, kuris dirba mokytojų mokykloje ir vaikus sužavi savo netradiciškumu, įdomumu. Na, žodžiu, pasaulis atverstas aukštyn kojom, nepaprastai įdomus tekstas visais požiūriais. Na ir lietuvių rašytojos Eglės Jansės Kabandosai, užpernai metų knyga, visai dar nauja, irgi literatūrinė pasaka, kur sukurtas nepaprastai įdomus personažas Kabandosės, kuri nei mergaitė, nei čia driežas uodega, kaip matome, labai toks sukurtas netikėtas pagrindinis personažas, kuris stebino savotiškai ir tas nustebimas skaitant knygą yra labai reikšmingas dalykas. Prie šitos minties mes dar grįšime. Taigi vaikams knygos, ar ne, tai čia yra ir vėlgi ir lietuvių, ir užsienio autorių daug knygų pasiūlome, ir ne tik iš anglų kalbos verstų, bet iš įvairių Europos kalbų ir kitų šalių verstos knygos. Na, o čia yra jau paauglių knygos, kurios vėlgi yra sudėtingos, štai, kurių problematika yra jau platesnė. Justino Žilinsko ir Ūlos Šveikauskaitės vaizdų romanas Bėgliai, apie meilės istoriją, kartu ir Lietuvos istorija užgriebiama. Tai yra, didelė knyga, kur dominuoja vizualumas, teksto mažiau, ir tokių knygų reikia, bet vartant puslapius, ten yra burbuluose va štai tekstai įrašyti, galima skaityti, kartu žiūrėti tą knygą kaip, tokią labai įdomią vizualią istoriją. Na ir iš jau Trilyzo knygoje esanti knyga, Paulsono Briano Kirvis apie vaikinuką 13 metų, kuris po katastrofos nukrenta Kanados miškuose ir ten turi išgyventi. Tai irgi knyga, kuri priverčia susimastyti apie žmogiškumo ribą, žmogaus išgyvenimo ribas, apie ekstremalias situacijas, o kas aš esu be įrankio, be žmogaus tęsinio. Žodžiu, įdomi visais požiūriais knyga, kuri gali leisti jums su vaiku, su mokiniu ar visa klase kalbėtis apie labai sudėtingus klausimus. Arba Palacijos stebuklas, žinoma, ar ne knyga apie berniuką, kuris gimsta deformuoto veido ir kuris turi priimti save ir jį priimti turi kiti. Ir kai tai atsitinka, tada ir įvyksta stebuklas. Žodžiu, labai sudėtingos problematikos knyga, kuri štai leidžia mums kalbėtis apie tai, apie ką galbūt mes niekada nepasikalbėtume su vaiku, jeigu nepasitaikytų va šitos knygos po ranka. Dabar yra apskritai negrožinių knygų aukso amžius. Esu tą nekartą sakiusi ir čia yra atskiras skyrius negrožinės knygos arba pažintinės knygos, fakto knygos. Ir čia irgi kelias įdėjau iš mūsų sąrašo, štai Rasos Grybaitės ir Linos Itagaki knyga Grybo auksas, knyga apie Vincą Grybą, labai žinoma Lietuvos skulptorių. Ir vis dažniau apskritai Lietuvoje pasirodo knygų apie įžymybės,
apie įžymių žmonės, Lietuvai nusipelniusius. Ir štai čia puikia proga pasikalbėti apie atskirus žmonės, apie jų palikimą, reikšmę mūsų Lietuvos kultūrai. Taigi naudokime šitas knygas. Čia Lietuvos valdovai, kur yra daug tų Lietuvos valdovų aptarta, toks istorinis pasakojimas, pažintinis. Na, o štai ir netgi puikia knyga apie Saugus kelyje, apie tai, kaip Simono Kvinto iliustracijos, Pauliaus Norvilos parašyta knyga, apie tai, kaip reikia saugiai elgtis kelyje. Iš tikrųjų labai aktuali knyga, kurią galima ir mokykloje pasinaudoti, ir tėvams su vaikais namie pasižiūrėti, kokios situacijos pavaizduotos, kodėl mes turime čia taip saugiai elgtis kelyje. Na ir žinoma poezija. Čia jums parinkau, išdėjau štai iš Česlovo Navakausko aibė begalinė, tikrai puikus eilėraščiai vaikams, arba rinkinį 102 malūnėlių, kurią sudarė Gražina Skabeikytė Kazlauskienė, labai profesionaliai atrinkta poezija, tiesiog turėtų būti kiekvienose namuose ta knyga. Ar ir štai mūsų jau klasikai Violeta Palčinskaitė, jos knyga labai simboliniu pavadinimu Vaikų kambarys. Vaikų kambarys vieta, kur skleidžiasi vaiko vaikystė ir kur tų knygų tikrai turi netrūkti. Štai tokios yra dalys, kurios sudaro štai tą knygų rinkinį. Daug jūs ten jų rasite, tų knygų, tikrai pasinaudokite. O štai vaiko mintis. Skaitymas tai malonumas. Jei esu įsitempęs, atsisėdu ant sofos, pasiimu mėgstamą knygą ir iškart pasidaro ramiau. Čia tiesiog vaiko mintis iš interneto. Ir matome, du broliukai skaito knygą, čia vėlgi yra iliustracija iš šitos knygos, matome, kaip vaikai susidomėję knyga. Na ir visiškai kitokia mintis apie skaitymą, ir tai yra žinomo pasaulinės literatūros klasiko Gėtės knyga apie skaitymą. Pernelyg daug skaitoma vidutinių knygų, prie jų gaištamas laikas. Iš tiesų reikėtų skaityti tik tai, kas stebina. Tai va, kai aš jums minėjau tas knygas, sakykime, ir tas Nöstlinger ateina šuo, arba kitos knygos, kurios tiesiog kartais tave, išmeta visai kitus pasaulius. Tu sužinai, ir gali pagalvoti apie tai, apie ką niekada nepagalvotum. Knygos, kurios prikausto tavo dėmesį, kurios tave nuveda ten, kur tu dar niekada nebuvai, ar gal net negalėtum būti. Tai štai va tai, kas stebina, kas tikrai labai įdomu, verčia nustebti. Ir aišku, ankstyvajame skaitėme dvimetį, galbūt nustebins kažkoks netikėtas egzotiškas gyvūnas ir jo garsas ar negarsažodžiai kažkokie knygoje rašyti. Na, o jau vyresnį skaitytoją gali nustebinti žmonių likimai, netikėtos gyvenimo istorijos. Ir tikrai tokių knygų čia mes siūlome, tikrai atrinkta yra tų knygų didelis kiekis, jo galite pasinaudoti. Taigi skaitykime tik tai, kas mus stebina, kas gali praversti. Na, o dar šitoje, aišku, knygoje yra daug ir kitų įdomių labai dalykų, kaip sakiau, neįmanoma per valandą čia visko paminėti, bet štai knygos moto, kuogi pradeda pats Trilizas, o jisai pasinaudojo rašytojos Keitės Di Camillo tokiais žodžiais. Skaitimas garsiai kuria skaitytojus. Skaitymas garsiai kuria rašytojus. Skaitymas garsiai keičia gyvenimą. Ir arba temų ir potemių, apie ką čia, tai čia tikrai yra labai daug. Pavyzdžiui, labai yra svarbus skyrius tėčių svarba. Kai tėti šalia, mes viską galime. Toks yra šito straipsnio moto. Ir ypač, pavyzdžiui, čia kalbam apie tai, kaip svarbu vaikui girdėti vyro balsą, žodžiu, jis kitaip skaitys. Tiesiog vyrai skaito vėl kitaip negu moteris. Žodžiu, knyga tikrai jūs daug ko nustebins. Ir aišku, pačioje knygos pabaigoje dar yra, tos teorinės dalies pabaigoje, yra tiesiog tokių trumpų patarimų skyrelis, kuris vadinasi, ką daryti.
Ir tokios yra maksimos, patarimai, kurie labai pasako tokių daug paprastų ir žinomų tiesų, bet daug ką ir primena. Pavyzdžiui, pradėkime skaityti vaikams kuo anksčiau, dar jiems negimus. Kuo anksčiau pradėsite, tuo lengviau ir geriau bus ateityje. Arba atminkite, gerą paveikslėlių knygą mėgsta visi, net paaugliai. Ir net sakytume suaugusieji. Beje, dabar atsiranda ir bežodės knygos, ar ne, kur galima tiesiog su vaiku vartyti bežodę knygą ir kalbėtis apie ją. Kaip supranta jis, o kaip aš suprantu šitą knygą. Plėsti tuos vaiko matymo horizontus. Taigi grįžtu prie minties, kad vaiko užauginti reikia viso kaimo ir knygų jam reikia perskaityti labai daug. O kurgi tas geras knygas atsirinkti, kur jas mes galime atrasti, tai žinoma noriu dar kartą jums priminti vaikų ir jaunimo literatūros žurnalą Rubinaitį, kuriame yra aprašyta, nagrinėta, pristatyta labai didelė dalis knygų, kurios yra kaip tik šitoje knygoje įtrauktos į rekomenduojamų knygų sąrašą. Ar kasmetinėse apžvalgose visų žanrų ir požanrių, ar atskiruose recenzijose, ar analitiniuose straipsniuose. Tai yra iškelti rakursai, kaip būtų galima kalbėtis apie tą knygą, ko paklausti vaiko, kokią potemę galbūt išgriebti iš tos knygos ir apie ją kalbėtis. Taigi, tai yra tikrai mums labai parankus leidinys, nes jis yra ir kompaktiškas, ir iliustruotas, ir rengiamas specialistų, norint padėti, atrasti knygą, pasinaudoti ją. Ir žinoma, pavyzdžiui, mes čia reklamuojame mūsų lietuvių dailininkų iliustracijas atskiroms knygoms. Taip pat primenu, kad galima, ir Lyzas apie tai kalba, kad žinoma, reikia aptarti ir iliustracijas, skaitant knygą, ar ne, galima aptarti, jeigu jos yra, kaip tau atrodo, paklausti vaiko nuomonės ir taip toliau. Tai žinoma, kad nebejoju, kad Rubinaitis taip pat plačiai visoje Lietuvoje yra, visose bibliotekose, galima jį prenumeruotis ir tikrai manau, kad rasite daug naudingos medžiagos. Na ir grįžtu prie pagrindinės minties, nepaliaukime vaikams skaityti garsiai. Pradėti, tai žinome, kad reikia pradėti, bet tikrai nepaliaukime. Skaitykime kuo ilgiau. Ir jeigu malonu, štai ir 14 ir 15 metų nėra riba. Kalbėkime apie knygas, diskutuokime apie jas. Ir štai vėl sugrįžtu prie tų dviejų fotelių, ar ne, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų literatūros centre, kur štai susėsti turi du žmonės, didelis ir mažesnis, ir kartu kalbėtis apie knygas.